Tai vat buvau naktinėme klube čia neseniai. Na, tas toks pasirašymas, dabar, kai studentauju, tas pasirašymas toksai buvo paprastesnis. Kai dar gyvenau su tėvais, kai dar mama duodavo pinigų, tai pasikvėpindavau banderas kvapalais, su draugais šaudant brendžio ant drąsos. Nu, dabar tiesiog nusipirkau odekoloną, pasikvėpinau ir kiek dar liko, dar damušiu ant drąsos. Tai, nuėjau tą klubą ir pastebėjau, kad merginos per paskutinius 3000 metų nelabai pasikeitė. Kaip anksčiau jas šokdavo aplink laužą ratu, tai dabar taip pat šoka ratu apie savo striukės ir rankinukus sumestus ant žemės. O tos, kur ateina be draugų, tiesiog šoka aplink stulpą. Ir jos laikosi visos kartu, net neįmanoma vienos iš jų, tarkim, pasitraukti pas save, pašokti vienas su vienu. Iškart pribėgs kokia draugė, sakys, ne, tu su juo nešoksi, pažiūrėk, kaip jis atrodo. O, tarkim, tikrai aš neišgirsiu iš savo draugų tokių žodžių, kaip, tarkim, prie manęs prieina draugas ir sako, klausyk, Mantai, tu pasigėriai, tu iš vis šitos merginos nepažįsti ir tu pas ją tikrai nevažiuosi. Klausyk, aš nežadu visą naktį nemiegoti ir jaudintis dėl tavęs. Davai, prisigėriai, kviečiam taksą, einam namo. Nu, ir tas toks merginų stebėjimas šalies priminė man vieną laidą, kurią mačiau 4 valandą ryto. Tai grįžau iš tokio skaitovų būrelio, mes pas draugą Rusį esam tokį skaitiklėlį įsirengę, skaitom lietuvišką žodį. Nu ir 4 valandą ryto daugiau nieko nerodo, ten įsijungiu Discovery, tai rodė žmogų, kuris 30 metų stebi banginių gyvenimą. Tai turbūt labiau laiko išvaistyti neįmanoma, bet man buvo įdomu pasižiūrėti, nes aš kaip ką tik paskaitęs, pradėjo man atrodyti, kad aš kartu plaukiais tais banginiais. Nu ir žiūri, sėdis ten toj valteliai, studijuoja banginių kalbą. Girdi tik. Atsisuka į kamerą, sako, šitas banginis sako, kad jis vienišas. Aš sėdžiu prie televizoriaus. Ne, tai tu vienišas.